Sveiki, čia jūsų nemėgstamiausias motovlogeris PO636. Nu ir savaitėlę turėjom. Ta prasme, wow. Kai kurių įvykių, aišku, nekomentuosiu, ne man apie juos kalbėti, bet apie tai, kas liečia mane, tai tiesiog wow. Komentatoriai, nu, išradingiausi žmonės, nušaut mane nori, nori pagaut, Sumušt, tiesiog tobulą. Fanbase'as geriausias. Man atrodo, jau pakankamai prifilmavęs crazy contentą, tai gal net intro jau kokį sukursiu. Esu sukūręs Contribui, aišku, ten dar nieko nesu įkėlęs. Turiu vieną rėmėją, nemačiau, kas nepasižiūrėjau, bet vieną turiu, fainą. Tai nežinau, planuoju gal ten įkelt kažkokį kontentą, kurio negaliu YouTube'ą kelt ar labai viešint negaliu. Tai va, dėl Contribui, tai nežinau, galimai ten kelsiu kažką, ko negaliu kelti YouTube'o. Tai kas norit, galit paremt. Ui. Vos autobusą neužkabinau su pečiu. Kažkoks įdomus eismas čia šiandien. Neduoda ramiai pravažiuoti man. Ir šiaip reikėjo gal važiuoti pro kitą vietą, nu žodžiu. Tai va, dėl Contribui tiek žinių. Šiaip tai dažiai, kuri ant kojas dedasi, būtina yra turėti karabiną, nes čia kažkurią dieną važiavom ir pamiršau užsisekt, tai neužsisekti tą karabiną uždėt ant užtrauktukų, tai gavosi taip, kad ant 200 kažkur važiuojant telefonas mano iškrito. Gerai, kad nieko nenutiko tam telefonui, bet stopis gavosi, o čia stabdžiai visiškai, ta prasme, negyvi. Buvau čia vakar pasikeist Buvau vakar pasikeist kaladėlę šitam mocui. Nusiemu suportą ir žiūriu, kad tos kaladėlės dar beveik naujas. Okei, sakau, reikia orinti tada. Tai ten tie suportai, net norinimo vietas visiškai užrūdėjusios, nu žodžiu. Nemylėta kava buvo. Bet važiuoja. Džiaugsmą teikia pakankamai. Tai žodžiu, nusiorinau tos stabdžius, išsiaiškinau, kad šita Nisino mašinėlė stabdžių rankenos, ji neturi norinimo tašką. Tai visiškai nesąmonė. Realiai, tai jeigu kavą mylėtai iš karto dedi Yamahinius stabdžius ir viskas. Kaip gražiai važiuoju, žiūrėkit, vos nepagalkėt. Tai praeitam video visiškai palikau be jokios info, kaip ten baigėsi su ta mano stand kava, tai ką aš galiu pasakyti iš damidžo, tai trūkęs rėmas šitoj vietoj, šitą siūlę visiškai nutrūkus. Linkęs rėmas, gal įdėsiu kokių nuotraukų iš tikrųjų prie šito pasakojimo. Galinis subfreimas visas nuėjęs į šoną, šakės linkusios, diskai stabdžių linkę, variklis. Svarbiausia, kaip taip galėjo nutikti, kad variklio grandinė peršoka ir degimas sveikas. Ir degimas peršoka tiesiog. Čia tiesiog kosmosas, nes nuėmus dangtelį, ta prasme, grandinė visiškai tait savo vietoj stovi, nu, ta prasme, nei kokio klibėjimo, nu, žodžiu. Tada sankabos diskeliai iššoko nuo smūgio ir karūnos vieną gabaliuką nulaužė. Tas gabaliukas įkrito į motorą. Nu, žodžiu, girdėjo ten praeitam videkė, kai labai trumpam užkūriau mocą, iš karto pradėjo kalt.
Per visus galus mocui amen. Bet kažkaip aš jį surinksiu ir manau, kad surinksiu dar naglesnį, nei kad buvo. Nes tiesiog aš tiek laiko rinkau tą kavą ir pasidžiaugiau gal 1,5 valandos to mocu. Ir taip, sezono atidarimas, ten nelabai gali perspausti su juo, tai viskas labai atsargiai. Liūdna dėl tos situacijos, bet susitvarkysiu, išspręsiu. O tam kitam vairuotojui, tai viskas okei irgi. Apart to, kad šiek tiek mocas nukentėjo, pats sveikas, gyvas, tai dėl to viskas tvarkoja. Aišku, buvo ten per atidarimo tų niuansų, į kuriuos net nesiplėsiu. Sugalvojau, kad reikėtų įsigyti dar vieną kavą tokią, bet kuo originalesnę. Noriu turėti tokią išvažiavimui ramiem pasivažinėjimam tipo. Bet, faina, man tas mocas, sakau, prie širdies lypęs, aš ant jo jaučiuosi kaip namie, tai noriu įsigyti dar vieną. Aišku, ten kažkokių upgrade'ų reikės, kaip stabdžių upgrade'as, tai iš karto 16 brembo mašinėlė, 10 kavos diskai, Yamaha supportai, čia be klausimų, nes originalūs kavos stabdžiai šito modelio absoliučiai neveikia. Ten dar visokios, aišku, su smulkmenos kaip demperis, shifteris, perdavimas -1, -2, padanga galia aukštesnė. Aš tiesiog galvoju tą mocą padaryti tokį, kad galėčiau važiuoti ir gatvėj ir galėčiau jį nusivežti į Aukštadvarį pasitreniruoti, nes pasiilgau Aukštadvario, geriausia vieta atgaivinti savo skilus, nes ten ta trasa, aš nežinau, gal kilometro ilgio, gal truputis virš kilometro ir turi 16 posūkių. Ten kartingų trasa, bet tu, ta prasme, tuose posūkiuose dirbi labai stipriai ir tikrai, jeigu išnaudoji tą laiką tinkamai, tai tikrai augini skilą. Gal ir į Kačergą nuvažiuočiau, bet nes iš tikrųjų senai buvau 2 metai atgal paskutinį kartą, kai 2 metai atgal buvau Kačergai, praeitą sezoną nevažiuotą. Labas. Parodys. Jenkia? Važiuojam. Jenkia. Kaip ir sakiau, gal į Kačergą nuvažiuočiau, su to mocu būtų visai faina. Bet ką kalbant apie Kačergą ir kas vyko šį savaitgalį Kačergoje, aš tiesiog šoke esu. Ką galvoja organizatoriai, tie, kurie planuoja visus važiavimus, ir čia kalbu apie lenktynės. Kaip jie sudėlioja, kad vyktų lenktynės, kur nuo starto pajuda ir mocai, kurie važiuoja visiškai profesionalų lygoj, tai čia visiškai high-endiniais laikais, tai minutė 11, kaip pavyzdys. Ir tuo pačiu važiavimu, aš pažiūrėjau, važiuoja žmonės, kur važiuoja minutė 30 ir daugiau. Tai čia kažkoks absurdas. Kiek žinau, tie, kurie geriau važiuoja, bent 2 ratais lenkia tuos, kurie lėčiau važiavo, ir avarijų buvo kosmiškai daug.
Tai aš tiesiog ir 26 motociklai pajuda nuo starto, kur sumiksuota ten tie, kurie profesionaliai važiuoja, tie, kurie atrodo trasos dar nelabai pažįsta, tai pamačius tai, kas važiuoja nuo starto, kad bus kažkokių niuansų. Gaila labai to fakto, kad šį savaitgalį labai daug motociklininkų patyrė avarijas, gerų motociklininkų ir dabar galimai visą sezoną, tikiuosi taip nebus, bet gydytis reikės, nes organizatoriai padarė taip, kad būtų greičiau, aš nežinau, ką jie galvoja. Ir šiaip visada visi kaltina trasą, prasta trasa, taip toliau, bet šį kartą tik organizatorius galima kaltinti, nes kas ten dėjasi ten, ta prasme, wow. Čia tas pats, kas atvažiuoti track dėjų ir A grupės vairuotojai turėtų važiuoti su C grupės vairuotojais. Nu tai čia tiesiog lygioj vietoj mėsmalė padaryta. Dar praeitam video sakiau, kad pavydėjau dėl to, kad kebrai išvarė prasilėkti track dėjų, o kaip pagalvojus, jeigu pats būčiau važiavęs šitą kartą toj kačiargui, nu tai gali bet kam, nu ta prasme, pasibaigti taip nesėkmingai, kai sumeta visų kategorijų motociklininkus į vieną reisą. Sprogdina smegenis tokie dalykai. Šito video pagrindinė esmė, tai daug kas prašė, davai padaryk video, kaip kelt vienkę. Aišku, viską įmanoma papasakot greičiau, be video. Atsuki gazą, nuspiri sankabą ir tu jau ant ratuko. Bet šiandien gal pamėginsiu paaiškinti detaliau, kaip priprast prie to jausmo, kad kyla tavo priekinis ratas ir kaip visą šitą dalyką kontroliuoti. Ta prasme, kad kuo mažiau klaidų būtų padaryta. Neįprastai lėtai važiuoju, bet nežinau kaip su Maiku, nes jis labai renka daug garso, neina numažinto geino iki tiek, kiek norėtųsi, tai nenoriu, kad balsą užgoštų tiesiog vėjo triukšmas, todėl ramiai šiandien. Kas kalbant apie vienkės mokymasi yra svarbus dalykas, tai nepamirškit aprangos. Apranga turi tekstilę, kožą, nesvarbu, ką turit, apsivilkit. Jo kartais būna karšta, dažnai būna karšta, dažnai tiesiog tu tirpsti toje aprangoj, bet geriau su apranga nei be jos. Aš sakau iš patirties, nes tiek kartų teko kristi be aprangos, o paskui labai ilgai ir nuobodžiai įgyja tą asfaltinę alergiją, taip galiu pasakyti. Tai siūlau aprangą naudoti, bet aišku, mokomės tik iš savo klaidų, iš svetimų nepasimokom, tai kai atsisės negalėsi, tada suprasit, ką turėjau omeny, kad būtinai reikia naudoti aprangą. Daryti šiokį tokį tutorialą, gal kažkam padės tie mano tipsai. Nesuprantu, kaip išvažiuoju, taip uraganas laukia. Tai nuo ko pradėti, jeigu visiškai nekeli vienkės, tai pirmiausia, susidraugauti reikia su savo mocu. Suprast, kada jis atsidaro, kada pradeda kvėpuoti, kada atsiranda pasyta trauka, kai tau užtenka su nedidelė gazo korekcija pakelti vienkę ir ten iš sankabos išspirti. Jo labiau video šiandien ant 600 mocų, tai kas vairuoja litrą, tai litras kyla ir taip vos suktelėjus, o kas su šisotke, tai vat jiem bus paprasčiau, aiškiau, kaip pakelta šisotke nuo žemės. Tai pirmiausia, nuo ko siūlyčiau pradėti, tai suprast, kada tavo mocas atsidaro, ta prasme, kada pradeda kvėpuoti, kada atsiranda pasitrauka. Kaip pavyzdys, važiuojat pirmų bėgių
ir atidaro rankeną ir pajaučiat vienu metu kažkur 600 mocų ties 10 000 jie pradeda važiuoti, atsiranda pas jos ta didelė trauka. Ir tuo metu, kai pasiekė 10 000, čia bet tik pačioj pradžioj, pirmin atgal važinėsit, pagausit, kada jūsų mocas atsidaro. Ir kai jaučiat jau tą vietą, kada mocas tuoja atsidarys, pradės kvėpuoti, net galit nenumetinėti rankenas į apačią, tiesiog užsukit rankeną į viršų ir jūsų priekį šiek tiek pakilus. Pavažiuoja. Tai va, man dabar važiuojant nereikėjo numest rankenos į apačią ir pergazuoti ar kažko daryti. Tiesiog pasiekė 10 000 apsukų, bėgėjasi mocas pasiekė 10 000 apsukų ir va, pakyla reikia. Ir esmė ta, kai... Gerai, truputį sumažinam garsą. Esmė ta, kad pasiekus tas 10 000 atsuki rankeną, pradeda mocas kilt, pradžiai bus natūraliai baisu. Iš karto užsidarys tas gazas. Bet esmė ta, kad pakilo šiek tiek mocas, tu aišku automatiškai uždarysi gazą, bet kiekvieną kartą įsivaizduok, kai truputį atkilo ratas, nestaigiai paleisk rankeną, o iš lėto ją uždarinėk. Ir gausis tau tokie šuoliukai. Ta prasme, tu vis labiau įprasdamas, vėliau uždarinėsi gazą ir gausis, kad tu vis ilgiau nuvažiuoji, iki kol tu pasieksi tą vienkę. Bet, power wheelis, tai čia, kaip pasakyt, ir saugu, ir nesaugu, vieniem nesaugu, man nėra skirtumo. Aš asmeniškai, kai pradėjau mokytis, aš pradėjau nuo power wheelį mokytis, nes iš sankabos ne taip jauku, nes tu kaip nuspiri sankabą, mocas staigiai pašoka į viršų ir tu, ta prasme, neturėdamas kilo gali labai lengvai apsiversti. Tai va, pradžiai siūlyčiau daryti tokius kaip šuoliukus, tuos vadinamus. Tiesiog pasiekiai tam tikrą RPM skaičių, atidaręs gazą ir dasuki rankeną iki galo, kad pakiltų mocas tiesiog. Šeštų bėgių važiuoju, aš čia viską rodau, jeigu ką, pirmų bėgių. Važiuoju, pakilo. Tai va, pradžiai tokie, išmok yra super. Toliau galima visą šitą dalyką daryti iš sankabos, prieš darant tą vienkį iš sankabos, truputį pašildykit galą, kad nenuveltų jum tiesiog rato, nes tiesiog nubels ratas, sumėti šikną ir niekas neiškils. Ir iš sankabos galima labai nuo mažo greičio. Kiek aš čia važiavau, 20, 30 ir esmė, dar vienas dalykas, ko nepagalvau pasakyti, nedarykit pirmų bėgių iš sankabos, pamesit mocą. Iš sankabos antrų bėgių darykit. Ir dalykas, keliant iš sankabos, tai tiesiog pagazuoji mocą ir tuo metu, kai kyla apsukos, spiri sankabą, numeti sankabą, mocas sukabina sankabą, iš karto pastato tave į vienkę, ta prasme, o jau kampas susireguliuoja gazu, nes tuo metu, kai kyla mocas, iš karto uždarinėti reikia gazą, ten palieki, gal nežinau, minimumą to gazo palieki, kad tik palaikyti važiavimą. Nes jeigu laiku neuždarysi, tai sėdėsi ant asfalto. Tai kaip ir sakiau, aprangą reikia užsidėti. Bet kad ir važiuoji, ten 30 km/h, labai lengvai pakyla į kampą. Bet kaip ir minėjau, pirmų bėgių to nedarykit. Čia darau, kad nereikėtų važiuoti didelio atstumo, tai mažesnis greitas.
kad ir antrų bėgių ir lygiai taip pat su 600 tais kubo mocais irgi kažkuriuo metu yra pikas, kada pradeda traukti mocas, tai tada nuspiriat sankabą ir mocas pašoka. Lygiai taip pat ir iš gazo mokantis, aišku, antrų bėgių jau sudėtingiau, 600 kilus, nes galės ne tiek daug kaip ant litro, tai ta prasme numeti gazą, atidarei ir iš karto stovi ant rato, nes galia visiškai kitokia nei ant 600, bet antrų bėgių lygiai tas pats principas, bet antrų bėgių jau siūlau numest gazą ir atidaryti. Kai kyla RPM irgi ties 10 000 daleiskim, numetat ir iš karto atidarot, parodysiu tuoj pavyzdį. Dar vienas dalykas, kurį pamiršau paminėti, vienas svarbiausių dalykų, tai jūsų galinę, atsisėsiu į keleivio pusę, galinę koją visada turit dengti stabdžių kojelę, kad jeigu kas, spūstelsit iš karto priekis nusileis. Nes aš asmeniškai, kai mokiausi, nenaudojau galinę stabdžių ir tikrai ne kartą baigėsi ne taip, kaip norėčiau mano vienkės pakelimas, dėl to, kad mano pirštai būdavo tiesiog taip padėti ir aš neturėjau kaip apsisaugoti. Tai visada, jeigu per didelis kampas spūsteli stabdį, užtenka vos spūstelti ir iš karto nusileidžia mocas. Dar vienas dalykas, kurio reikėtų nepamiršti daryti, tai nuleidžiant vienkę, jūs pasikeliat ir dabar jau nusprendėt, kad jūs nuleisit ar tuos šuoliukus darot prieš ratui pasiekiant žemę, atidarot rankeną, kad ratas kuo švelniau paliestų žemę, kad nepagautumėt kokią voblą ar ten šakių netrankytumėt ir paskui nereiktų kas savaitę salnikų keist, nes pramušėt ir bėga šakės. Tai va, su tuo nuleidimu pakėlėt ir atidarot gazą. Pakėlėt, važiuojat ant vienkės ir nuleidžiant atidarot gazą. Tokiu atveju priekinis ratas daug švelniau pasiekia žemę. Dar kartą parodau. Važiuojat ir atidarinėjat gazą. Ir tada ratas labai švelniai pasiekia žemę ir jūs nuvažiuojat, nepagaunat voblą. Pas mane va nei demperė, nieko nėra. Aišku, pradžiui bus visokių niuansų, pakelsit, išsigasit, numėsit tą mocą stipriai, gal ir šakės pradės leis, pasikeisit tos salnikus ir toliau galėsit mokytis. Bet dalykas tas, kad stengtis kuo švelniau nuleisti ir kai pasikeliat vienkę nedaryti va tokio judesio su gazu, nu ta prasme, kad jūs pakeliat vienkę, pakėlėt mocą ant ratuko, išsigandot, kad jis pakilo, uždarėt, galvojat, aš dar galiu tęsti, atidarėt pilną ir tada gaunasi tokie švytuokliai ir labai nesaugu. Galit pamesti mocą ir užsibaigs liūdnai. Tai tokių judesių nedarykit, tiesiog pakilo vienkė, kuo švelniau reguliuokit gazą, užtenka vos judint ranką ir mocas tikrai pilnai reaguoja į visą tai. Tada, jeigu norit su galiniu stabdžiu mocą padėti ant žemės, tai pasikeliat ant ratuką ir užtenka vos paliest galinį stabdį ir mocas gražiai nusileidžia. Važiuojat ant vienkės ir dabar norit nuleisti, spustelėt stabdį ir labai gražiai nusileidžia ir prieš galą atidarot rankeną. Nori pagazuot? Bandyk. Nori tu?
reikia daryti švelniai ir žingsnis po žingsnio mokytis. Nebūna taip, kad užsėdai ant moco, nuspėri į sankabą ir tu jau, ta prasme, profesionaliai važiuoji ant vienkės. Tada klausimas kyla, kaip pajausti tą kampą, kada važiuoji, jau gali važiuoti ilgą laiką tarpo ir kai tu tiesiog čeisini vienkę, atsukęs vos ne iki dugno rankeną. Tai čia nežinau, kiekvienam individualiai galiu pasakyti, tu tiesiog pajauti, kada mocas nebegreitėja. Ir kai pajauti, kad nebegreitėja, akivaizdu jau pakankamas kampas, kad tu galėtum važiuoti toli. Nes dažnu atveju būna, tuoj pavažiuojam iki tiesesnę kelią. Dažnu atveju būna taip, važiuoja žmonės, pasikelia ir nedidelis kampas, atsuka dugną ir matot greitas. Labai greitai kyla greitis, vadinasi, tu tiesiog esi nepakankamam kampe, kad tave laikytų ir vėjas ir tai, kad mocas dideliam kampe jam nebereikia tos pastovios inercijos išlaikyti priekį viršui. Bet šitą su laiku ir po truputį, sakiau, svarbiausia dengti galinį stabdį, jeigu kas, kad galėtumėt pasistabdyti. Ir matot, greitis nebelabai kyla. Apie 120. Šiaip važiuojant atsisėdus ant ratuko, dažniausiai kaip būna tinkamas kampas, tarp šakių ir plastikų galima matyti šiek tiek kelią, nes važiuojant atsisėdus dažniausiai tu nieko nematai ir labai nejauku važiuoti, nes tu važiuoji ant ratuko ir tu turi vis kas sekundę, dvi nuleist nosį šiek tiek žemyn moco, kad pasižiūrėti, kas vyksta prieki ir vėl pasikeltas gaunasi, kad tu pasibėgėjai, vėl lėtėjai, pasibėgėjai, lėtėjai. Tai todėl aš labiau mėgstu važiuoti atsistojus ant moco, nes tu tada viską tiesiog matai. Kai šiek tiek pramoksit važiuoti ant ratuko, atsiras noras važiuoti atsistojus ant galinių, po kojų užšokus ant sėdinių, visaip kaip. Bet pirmiausia siūlau tiesiog išmokti atsisėdus keltą, visą kitą po truputį. Dabar atsistoju ir viską matau, kur važiuoju, galiu padidinti kampą ir šiek tiek sulėtinti mocą. Turėtumėt girdėti, kaip apsuka žemėje. Atsisėda. Tai va, atsistojus geras dalykas važiuoti, nes tu absoliučiai viską matai, kontroliuoji situaciją, nes atsisėdus nieko nematau, man nepatinka. Dalykas tas, kurio tikrai negalima pamiršti, tai stenkitės, pradžiai gal bus nepatogu, bet stenkitės laikyti koją taip, kad galėtumėt bet kada paspausti galinį stabdį, kad nebūtų taip, jau jaučiat, kad mocas per dideliam kampe ir neturit kaip sustabdyti, nes nelaikot nei sankabos pirštais, nelaikot galinio stabdžių ir tada lieka tik melstis, kad mocas nuvirstų į priekį, ne atgal ar ant šono. Greitis, tai pradėt kelt nuo kokių su šisotke, ką žinau, gaunasi gal 9 km/h su litru 120 ten antrų bėgių. Tada būna tuos sūkiai tokie, kad pikas niutonų galios, tai kažkur tuo metu siūlau jau kelt. 603 bėgis kaip litro antras bėgis, tai jeigu man važiuoju su kitais ir kiti ten kelia antrų bėgių litrų ir ten gaunasi taip, kad ant vėjo ir kampo balanso laiko, tai gaunasi greitis apie 100 šiam. Tai aš tada trečių bėgių keliu vienkę, kad galėčiau šalia važiuoti, nes kitaip aš tiesiog per lėtai ant vienkės važiuoju. Priminimui, tai jeigu pirmų bėgių bandot priprasti prie moco, tai kyla.
Tai kyla apsukas ir iki galo. Ir nepamirštam galinio stabdžio ir nuleidžiant mocą atidaryti gazą šiek tiek, kad ratas švelniau paliestų žemę. Ir tada iš sankabos siūlau antrų bėgių, nes antras bėgis netoks aštrus, švelnesnis, ne taip staigiai mocas pašoks, irgi apie 10 000 ir numetam sankabą. Tai gazas tuo metu, kai atidarinėt gazą, spaudžiat sankabą, apsukos kyla ir tuo metu, kai apsukos kyla, numetat sankabą ir tada mocas pašoka. Gerai, dabar reikia vingį pravažiuoti. Tuoj. Apsukos, sakoma, ir važiuojam ant ratuko ir nepamirštam galinio stabdžio. Gal su galiniu stabdžiu pristabdžiau ir gražiai mocas nusileidžia. Aišku, pabaigoje irgi atidarom šiek tiek rankeną, kad ratas švelniai paliestų žemę. O keliant vienkę trečių bėgių, tai jau reikia gan stipriai atitraukti mocą nuo žemės, tai čia jau, kai išmoksit kelt vienkę, tai išmoksit ir trečių pasikelt, nes reikia gan stipriai vairo trūktelt. Ir greitis matas didelis. Bet kaip ir sakiau, kažkur apie 160 vėjas ir tam tikras kampas labai gražiai laiko. Tada, aišku, prasideda visokios variacijos, kaip kelt vienkę, ta prasme atsistojus ant galinio pakojo. Vienas patogesnių dalykų, kaip ir aš, pavyzdžiui, su galiniais pakojais pradėjau mokytis, tai kairė koja ant galinio pakojo, dešinė koja ant priekinio pakojo ir reikia coverint stabdžių pedalą nepamiršti, tą kojelę, kurios aš pats anksčiau necoverindavau, bet sakau, būtinai stabdžius galinis. Nes jeigu kas truputį spusteli, tave iš karto išgelbėja tas galinis stabdžius. Ir jeigu mokinsitės ant galinio pakojo, svarbiausia ištiest kojas, kad jos negalėtume ten ant bako daleiskim. Tai va, viena koja, kad coverintų galinį stabdį, kairė koja ant galinio pakojo, pasiemat reikiamas apsukas, sankabą ir viskas, važiuoja savo ramiai ant vienkės. Ir reguliuoja, ta prasme, su stabdžiais savo kampą, kad per daug neiškeltumėt gazą, stengiatės išlaikyti to lygiai, o su stabdžių kojele reguliuoti reikia kampą. Čia teisingas variantas. O gal ne, gal aš čia tiesiog mokau savo būdų. Nežinau, man taip gaunasi. Tada galima abi kojas susimest ant galinių pakojų, bet šitą nerekomenduoju mokytis, nes tu neturėsi kaip moco sustabdyti, jeigu nutiks koks netikėtas atvejis, kaip per didelis kampas ar vėjo gūsis, nes realiai tavo visas svoris ant galo, jeigu atgal dar pakrisi, tai aiškus scenarijus. O scenarijus asfaltinė alergija. Aišku, galim parodyti ir ant galinių pakojo atstojus, nors ne pats jaukiausias būdas, bet šokia ant galinių pakojo lygiai taip pat sankabų ir pamini galo. Kojos ištiesas ir ramiai savo važiuoja. Kaip matėt, prieš nuleidžiant priekį atidarai gazą, kad kuo švelniau nusileistų. Geras. Smagu stopinti be stabdžio. Koks čia dar variantas yra? Galima ant sėdynės užšokus. Neatsimenu, kada tokį dalyką dariau su paprastu mocu.
tokiais vat atvejais, kaip vat užšokus ant sėdynės, tai būtina, tiesiog būtina atidaryti gazą ir visai nemažai prieš padedant priekį, nes jeigu to nepadarysi, tiesiog per priekį krisi ir jau galim visi kartu pasakyti, asfaltinė alergija laukia. Su tuo atsistojimu važiuojant ant vienkės, tai važiuoji maždaug tokiam kampe, kad motas negreitėtų, užfiksuoji gazą ir stojasi. Ir tu, kai atsistoji, tada truputį tavo kūnas pradeda priešintis vėjui, tai irgi reikia iš karto pasigauti tinkamą gazo poziciją, nes gali irgi apvirsti. Esu matęs variantų, kai norėjo atsistoti važiuojant ant vienkės ten prie 100 šiam ar 108 ir gavo didelį vėjo gūsį, iš karto apsivertė. Galim tą atsistojimą dar kartą padaryti, nu ta prasme nusėdinčiai iki atsistojusi. Važiuoji, pasigavai kampą ir atsistoji. Viskas labai paprasta. Kaip atsistoji, sakau, geriausias važiavimas, nes kelių delį, matai, moco gali reguliuoti, važiuoti, kurį nori, ta prasme, pusę. Patogiau gal, jeigu kažkoks lenktas kelias, tuo lenktu keliu gali važiuoti atsistojęs ant moco. Aišku, ir atsisėdus gali panašiai kontroliuoti, peršokai vieną, kitą pusę ir kontroliuoji mocą. Tiek, kad kaip ir sakiau, nepatogu, atsisėdus nieko nesimato. Tai gal dar kartą užtvirtinti viską, tai įprasti reikia prie savo moco, kad jaustum, kada va tas pikas atsiranda, nes aš dabar visiškai nesukau papildomai gazą, jis tiesiog pats pašoko, tai va, 10, gauda oksakį ir mocas pats pakilo labai švelniai ir prieš nuleidžiant atidaryti gazą, kad priekinis ratas švelniau paliestų asfaltą ir, kaip sakiau, nepamiršt coverint galinio stabdžio. O iš sankabos labai viskas paprasta, irgi antrų bėgių važiuoji, kažkur apie 10 000 apsukų, gazo sankaba ir viskas ant lenkės. Galinis stabdis ir prieš galą atidarom rankeną ir viskas. Viskas labai smooth. Manau, kiekvienas, kuris mokysis, lygiai tą patį padarys po kelių savaičių. O gal ir dienų. Manau, šiandien toks trumpas, šiek tiek edukacinis video iš manęs. Daug kas prašė parodyti, kaip vienkė keltų, tikiuosi kažkam pagelbėsiu.
visai smagią zotkę. Dar važiuoju tą pusę, kur mums reikia. Čia ne